jau 6 kartą vykdome Svajonių komandų projektą kartu su Britų taryba Lietuvoje. Tai šie metai išskirtiniai tuo, kad nors ir projektas vyksta 6 kartą, 1 kartą mokymus darom būtent 4 dienų, kuomet tiek mokytojai, tiek mokiniai iš Visagino ir Šalčininkų kartu būna mokymuose visas 4 paras. Mokytojai tuo metu mokinasi apie mentorystę ir iš karto turi galimybę praktikuotis su jaunais žmonėm grupėje. Bandau prisiminti, kokie vaikai buvo pirmą dieną nedrąsūs, kaip jie dabar tokių minčių, idėjų siūlo ir netgi pasiruošę vykdyti savo projektus, tęsti mokykloje su klasė, gal netgi keliauti kažkur iš savo rajono, kitą rajoną ir, sakau, pilni idėjų, entuziazmo. Super. Tai po šių mokymų mes planuojame tęsti veiklą savo mokyklose. Norime taip pat parodyti ir kitiem, kam mes nuveikėme šiame projekte. Tikrai darysime užsiėmimus, platinsime šį projektą ir bandysim kuo daugiau mokinių įtraukti į mūsų veiklas, kad tikrai visi pamatytų, kad kiekvienas gali dalyvauti, kiekvienas turi daug sugebėjimų ir tik tai dėka vienas kito mes galime sukurti kažką naujo. Kadangi esame iš vietovės, kur vyrauja tautinė mažuma, vaikai mokosi lenkų gimtosios kalbos mokykloje, tai susiduriam su tokiais iššūkiais kalbos barjeras. Tai gražu stebėti ir jų pastangas kalbėti valstybinę kalbą, bet improvizuojam, miksuojam, verčiam vieni kitiem, tikrai tarpkultūriškumo procese daug. Tai mokymų metu mes praplatinam savo žinias apie sportą, sužinom kažkokių daug naujų sąvokų, bet taip pat ir kaip iš vadovų pusės mes galėsime taip pat ir pravesti savo kažkokias paskaitas, nes mes daugiau sužinom apie refleksijas, apie tai, kaip sulaikyti grupės dėmesį. Labai daug temų mes išnagrinėjom ir padarėm smagius pristatymus. Manau, mokytis čia su mokytojais yra tikrai gera idėja, nes mes galim pajausti save ir vyresniais, ir mokytojai gali vyresniai už mus pajusti save jaunesniais, ir taip mes esam vieno lygio. Tikrai praktiškai tobulina 21 amžiaus kompetencijas, mokosi lyderystės, vadovavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, problemų sprendimo darbo komandoje ir kitų reikalingų kompetencijų, kad sėkmingai ir kokybiškai toliau gyventų ir kurtų savo ir kitų ateitį. Ačiū visiems dalyviams, mokiniams ir mokytojams, kad stengiatės, kad norit, kad degat norą tiksliau net. Ir iki kitų kartų.